Yra viena šalis, kuri domina žmonės. Yra kaip tas Eldoradas, pažadėtojų žemė, kur viskas yra kaip rojai. Traukiniai nevėluoja, žmonės malonūs, vandenynai, kalnai, kultūra. Visokie iškrypėliai animešnikai, cosplayšnikai ir kiti šleikštus niekšai nori ten būti. Nors kalbos visiškai nemoka ir geriausia, ką gali pasakyti, tai daidžiabu ir naruhodo. Ir mes žinoma kalbame apie Japoniją, tekančios saulės šalį, kur vien pasirodomas ten generuoja karmos taškų socialiniuose tinkluose. Japonijos istorija yra šiaip gan įdomi. Pavyzdžiui, mongolai net 2 kartus bandė įsiveržti, tačiau jiems kelią užkirto dievų vėjas – kamikaze. Nenorėdamas, kad Japonija patektų į olandų ir ispanų įtaką, Tokugava šogunas 1635-aisiais nusprendė uždaryti šalį, uždrausti keliones iš ir į Japoniją, taip pat leisti tik olandų pirklius ir tik tam tikrose vietose. Prieš tai Japonija buvo siunčiami visokie pirkliai ir misionieriai, kurie plėtė krikščionybę. Tačiau su jais buvo susidorota, o pasekėjai persekėjo ir krikščionybė neišplito. Šiuo metu 1,5% gyventojų yra krikščioniai, tai yra 2 iš 140 milijonų. Tuo laikotarpiu viskas Japonijoje buvo ramu, populiacija kilo ir nieko ypatingo nevyko, kol neatplaukė Amerika ir nepareikalavo atsidaryti. 1853-aisiais amerikiečių komodoras Matthew Perry atvyko rodyti galios į Japoniją, kadangi buvo ta kliūtis šalia kelio, pro kurią turėjo apeiti visa prekyba. Jis su moderniais tų laikų kariniais laivais apšaudė Japonų uostą ir privertė šoguną pasirašyti sutartį, pagal kurią į Japoniją būtų įleisti Rusijos, Britanijos ir Amerikos laivai su prekėmis. Japonai norėjo išvaryti tos barbarus, to norėjo tuometinis imperatorius, tačiau jis valdžios neturėjo ir viduje pradėjo kilti konfliktas. Japonijos atsiverimas nekontroliuojamai užsienio prekybai sukėlė didžiulį ekonominį nestabilumą. Kai vieni klestėjo, kiti bankrutavo. Didėjo nedarbas ir infliacija. Dėl didelių badmečių drastiškai išaugo ir maisto produktų kainos. Atvirai pasakius, visiems buvo ne kaifas. Tarp įžūlių užsieniečių ir japonų kilo incidentų. Atsirado grupių, kurios norėjo nuvesti šoguną dėl neefektyvaus valdymo ir valdžią atvesti imperatorių. 1868 Japoniją valdęs Tokugavos šogunas neteko savo valdžios, o į aukščiausiai postą buvo grąžintas imperatorius. Jis perkėlė sostinę iš Kioto į Tokiją. Ir imperatorius kaip savo valdymo vardą pasirinko Meidži, kas reiškia apšviestasis valdymas. Šis įvykis buvo vadinamas Meidži restauracija. Imperatoriaus įžengimo į sostą data žymė pirmosius naujojo kalendoriaus metus. Todėl pirmieji metai, kai valdo imperatorius, yra vadinami tos eros metais ir žymimi visose dokumentuose. Meidži, Taišo, Šova, Heisei ir video kūrimo metu dabartinė era yra Reiva. Pirmaisiais Meidži metais įvyko dar vienas konfliktas – Bošino karas, po kurio Japonija tapo vieninga valstybė po imperatoriumi. Prasidėjus prekybai su užsienio šalis pradėjo greit modernizuotis ir prasidėjo industrializacijos era. Vos per 30 metų Japonija iš neturtingos feodalinės agrarinės valstybės virto pramoninė ir karinė galia. Problema su Japonija buvo ta, kad jis sudaryta iš salų ir resursų šiaip trūksta, o tapusi viena iš lygiaverčių valstybių su Europos šalimis, ji nusižiūrėjo tai, ką turėjo Europa – kolonijas. Vietas, iš kur galima gauti tų resursų papigiai ir šiek tiek, aišku, išnaudojant vietinius gyventojus. Ilgą laiką kinai turėjo Korėją savo valdžioje, kas nepatiko japonams, kurie 1876 vasario 27 primetė Korėjai Gangos sutartį, privertusią Korėją atsiverti Japonijos ir užsienio prekybai ir paskelbti nepriklausomybę nuo Kinijos. Kinija, aišku, tuo nebuvo patenkinta. Kultūriškai radikalus visuomenės pertvarkymas, kurį lėmė modernizacija, buvo kažkas, kam jokia kultūrinė asimiliacija negalėjo japonų paruošti. Ji paveikė visas Japonijos gyvenimo sritis – kalbą, etiketą, aprangą, įstatymus ir teisėsaugą. Naujoji teismų sistema ir konstitucija iš esmės buvo sukurta pagal Vokietijos pavyzdį, kadangi naujai Japonijos valdžiai patiko stipri imperija ir kariuomenė. Žinoma, norėdama modernizuoti šalį, valdžia taip pat uždraudė su Japonijos feodalinė praeitimi susijusius papročius, tokius kaip ginklų nešiojimą, šitą mados šedevrą ir daugybę privilegijų, kurias turėjo tokios kastos kaip samurajai. Kartu su ekonominiais ir administraciniais sunkumais dėl šios politikos, buvusioje Satsumos valdoje kilo sukilimas, kuriam vadovavo Saigo Takamoris. Jis ir jo pajėgos žuvo 1877 Širojamos mūšyje, kuris užbaigė samurajų dienas Japonijoje.
Moderni kariuomenė pasiteisino, tačiau reikia išbandyti su kietesniu varžovu. Japonų noras turėti Korėją savo įtakos zonoje manifestavosi pirmojo Kinijos-Japonijos karu. Trumpas rezume. Nors kinų pajėgos buvo didesnės, Japonija buvo geriau pasiruošusi ir modernesnė. Tai lėmė tai, kad Japonija laimėjo. Taivanas ir kelios kitos salos tapo Japonijos dalimi, o Korėja krito po Japonijos įtaką. Taip pat Japonų akis krypo į Mančiūriją, Kinijoje. 1895-aisiais, siekdami sumažinti pasipriešinimą Korėjoje, Japonai suorganizavo Korėjos karalienės Mino žudymą. Jis praeina gan sėkmingai. 1907-aisiais Japonai priverčia atsistatydinti jos vyrą Gojongą ir 1910-aisiais oficialiai Japonai aneksuoja Korėją. Kalbant apie Korėją, yra priežastis, kodėl ten krikščionybė yra viena populiariausių religijų. Daugelį Azijos ir Afrikos šalių krikščionių misionieriai buvo laikomi vakarų imperializmo skleidėjais. Tuo tarpu Korėjoje imperinės jėgos buvo Kinija ir Japonija. Krikščionių misionieriai leido Bibliją, maldaknyges, katekizmus ir visą kitą literatūrą korėjiečių kalba ir mokė korėjiečių kalbos savo mokyklose. Priešingai nei kinai ir japonai, kurie bandė primesti savo kultūrą. Ir tiek kinai, tiek japonai su malonumu žudė krikščionių misionierius Korėjoje. Kitas prestižo lygį pakėlęs įvykis buvo Rusijos-Japonijos karas. Tai buvo precedento neturintis įvykis, kai Europos galia pralaimėjo ne europiečiams. Tai pribloškė daugelį, nes iki tol Japonija buvo laikoma atsilikusia imperija. Iki tol didžioji dalis valstybių vadovų manė, kad nesvarbu, kiek Japonija mėgdžios imperijos galias, ji niekada nebus viena iš jų. Tačiau viskas pasikeitė. Dabar ji tapo rimta konkurentė. Nors rusai teigia, kad niekam niekada nepralaimėjo, Rusijos-Japonijos karas buvo ta gėda, kurios jiems nusiplauti nepavyko. Su laiku atėjo ir pirmasis pasaulinis, kurio dėka, kaip Britų sąjungininkai, jie paėmė daugelį Vokietijai priklausančių kolonijų Rytų Azijoje ir Mikronezijoje. Vėliau Jungtinės valstijos pasikvietė Japonijos imperiją prisijungti prie tarptautinių pajėgų, kuriuos įsikišo į Rusijos pilietinį karą. Japonijos ekspedicinės pajėgos Sibire buvo didžiausias atskiros dislokuotos užsienio pajėgos, o Japonija perėmė Rusijai priklausiusios teritorijas, įskaitant Port Arturą ir svarbiausias geležinkelio linijas į Mandžiūriją. 1931-aisiais Japonai subombardavo savo geležinkelį ir apkaltino tuo kinus. Tada įsiveržė į Mandžiūriją. Dėl šio poelgio jie buvo iškituoti iš Tautų lygos 1932-aisiais. Po 6 metų nuo incidento 1937-aisiais prasidėjo antrasis kinų-japonų karas, kuris kaip ir antras pasaulinis yra ta dalis, apie kurią japonai patys nešneka. Pavyzdžiui, tas faktas, kad 1940-aisiais Japonija įstojo į alijansą su nacistinė Vokietija ir fašistinė Italija. Ir yra priežasčių, kodėl Japonijos vyriausybės nemėgsta beveik visos Azijos šalis, kur Japonijos kariuomenė buvo žengusi, pradedant smurtu prieš vietinius, priverstinę prostituciją, bandymus su žmonėmis, prievartavimus, kanibalizmo atvejus, čempionatą tarp dviejų leitenantų, kas pirmas nukirs 100 žmonių galvas, ir galima vardinti ir vardinti, dėl ko Japonų nemėgsta kai kuriuose Azijos šalyse. Kalbant apie antrąjį pasaulinį, situacija nepagerėjo 1941-aisiais, kai Japonai užpuolė Pearl Harbor. Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė karą prieš Japonus. Tada vokiečiai paskelbė karą prieš Ameriką, kas buvo didžiulė klaida. Ir dar reiktų paminėti, buvo vienas atvejis, kai Japonai nužudė savo sąjungininkų vokiečių misionierius ir vaikus buvusius su jais, nes vokiečių misionieriai atseit išdavė jų pozicijas. Tai irgi toks faktas. Kitas dalykas, dėl ko Japonų nemėgsta, yra tai, kad Japonų vyriausybė bando vaizduoti Japoniją kaip tik antrojo pasaulinio karo auką. Ir tai kelia didžiulį pasipiktinimą visur, kur Japonai vykdė minėtus dalykus. Ir taip pat reikia pasakyti tai, kad Japonijoje yra žmonių, kurie neigia, kad tai vyko, nors yra foto įrodymai, liudininkų pasakojimai ir kiti tai rodantis dalykai. Nuo 1942 amerikiečiai pradėjo intensyviai bombarduoti Japoniją, pradedant nuo Dulitli reido. Bombardavimo kampanija stipriai praeina per daugelį Japonijos miestų. 1943-aisiais pasidavus Italijai, o 1945 gegužę kapituliavus nacistiniai Vokietijai, liko tik viena ašie šalis agresorė – Japonija. Po vokiečių kapituliacijos greitkarius permetė Sovietų sąjunga, kuri padėjo kinams išnaikinti Japonus iš Mandžiūrijos ir kitų Kinijos vietų, o amerikiečiai šokinėja per salas. Iš Japonų buvo reikalavimo kapituliacijos, tačiau Japonai nepasidavė. Jungtinės valstijos, teigdamos, kad nori užbaigti karą kuo greičiau, panaudojo naujo tipo ginklą – atominę bombą.
Tiesa dvi – Dručki ir Mažylė, kurie akimirksniu nušlavė Hirošimos ir Nagasakio miestų. Per kelias sekundes žuvo keliasdešimt tūkstančių civilių, o likę gyvi buvo užkrėsti radiacinėmis ligomis. Japonijai pasidavus 1945 rugsėjį sąjungininkai 7 metus vykdė okupaciją. Tai buvo vienintelis kartas istorijoje, kai pačią Japoniją valdė užsienio valstybė. Trumeno administracija neleido Sovietų sąjungai pasidalinti teritorijas pačioje Japonijoje, nors leido jai užimti Šiaurės Korėją, taip pat Pietų Sachaliną ir Kurilų salas. Buvo paleisti visi politiniai kaliniai ir surengti karo nusikaltėlių teismai. Okupacijai vadovavęs sąjungininkų pajėgų vyriausiasis vadas Douglasas MacArthuras suteikė politinę neliečiamybę imperatoriui Hirohito, kurį daugelis sąjungininkų norėjo nubausti, nukreipdamas kaltę dėl karo ir jo nusikaltimų į ultranacionalistus ir nesąžiningus generolus. MacArthuras taip pat apsaugojo nuo baudžiamojo persekiojimo ir tikrus karo nusikaltėlius, įskaitant kelius imperatoriškos šeimos narius ir žmonės atsakingus už 731 dalinį. 3 daktarai iš to dalinį įkūrė farmacijos korporaciją Green Cross, kuri pardavinėjo dirbtinį kraują, kraujo produktus ir iš to labai neblogai praturtėjo. Norėdami turėti sąjungininkus prieš Sovietų sąjungą, amerikiečiai nespaudė Japonų ir ten neįvyko jokia denacifikacija. Tik valdžia buvo pakeista į provakarietišką, o imperatorius privalėjo atsisakyti politinės galios, dievo statuso ir valdžios jis nebeturėjo. Pagal naująją konstituciją, sąjungininkai planavo visiškai demilitarizuoti Japoniją ir neleisti jai kariauti, atimdami iš jos karinę pramonę. Tačiau šaltojo karo realijos, Sovietų sąjunga, Kinija ir Šiaurės Korėja neleido Amerikai apleisti Japoniją. Nors konstitucija draudė Japonijai kurti nuolatinę kariuomenę, jai buvo leista pasinaudoti spraga ir sukurti taip vadinamasias Japonijos savigynos pajėgas. Įsivaizduokit Kaspą tik su naikintuvais, lėktuvnešiais ir tankais, bet jokių būdų ne kariuomenė. Būtent iš Japonijos Korėjos karo metu Amerika siuntė karius ginti Pietų Korėjos. Vėliau šalis iš JAV gavo dosnų finansavimą, panašų į Maršalo planą, kuris leido jai greitai atsigauti ir iš esmės 50-ųjų pabaigoje, 60-ųjų pradžioje grąžino šalį beveik į prieškario lygį. Japonijos pokario ekonominis stebuklas prasidėjo 60-ųjų viduryje, kai šalis per labai trumpą laiką netikėtai tapo antra pagal dydį pasaulio ekonomika. Ilgą laiką Japonija buvo vienintelė Azijos šalis, kuri ekonomikos ir išsivystymo požiūriu galėjo prilygti vakarų Europai. Ji yra vienintelė iš Azijos, didžiojo septyneto, G7 atstovė. 80-aisiais netgi buvo manoma, kad Japonija galės išstumti Jungtines valstijas kaip didžiausią ekonominę supervalstybę, nes atrodė, kad Japonai prasivežė beveik visur. Pradedant nuo plataus vartojimo produktų, automobilių ir baigiant pramogų sektoriumi, kurio komercinis ir kultūrinis poveikis pasauliui prilygsta Amerikos. 80-aisiais pinigų buvo daug ir Japonai jais naudojosi. Gyvenimas buvo geras ir gan smagus. Tačiau, kad ir kokie būtų geri laikai, tai netrunka amžinai. Ir visas kaifas baigėsi sprogus nekilnojamo turto burbului, kas sukėlė ekonominę krizę. Ir ją sekasi ekonominė stagnacija. Taip pat ir masinius gyvenimo užbaigimo seansus. Tad pasekmes jaučiamos dar ir šiandien. Greit, Japonija pradėjo vytis kitos Azijos šalis, tokios kaip Kinija. Tačiau tą pasakius, dabar, 2023 duomenimis, Japonija yra 4. pasaulio valstybė pagal ekonomiką. Jie aplenkė jo seno draugę Vokietiją. Japonija užėmė žemesnę poziciją dėl silpnos sienos ir senėjančios bei mažėjančios šalies gyventojų populiacijų. Ji mažėja, nes gimstamumas yra žemiau nei 1,3, kas yra žymiai geriau nei Pietų Korėja, kur tas skaičius yra žemiau vieneto, tačiau vis tiek mažiau nei rekomenduojamas 2,1. Ir Japonija kartu su Lietuva yra tarp šalių, kurioms grėsia išnykimas. Bent jau kažkur mes esam su Japonija. Tai bent tam pliusas. Nors Japonai gyvena gan ilgai, tačiau tai yra rimta problema dėl mažo gimstamumo, kas didina naštą ant jaunų žmonių pečių, kurie dėl naštos turi mažiau vaikų ir tai problema tęsiasi be galo ir be krašto. 65 ir vyresni žmonės sudaro 1/4 gyventojų, todėl Japonijos visuomenė yra viena iš seniausių pasaulyje. Dėl geresnių švietimo ir gyvenimo kokybės daugelis žmonių tuokiasi vėliau, jei išvis tuokiasi, ir neplanuoja turėti vaikų. Taip pat šiais laikais yra ir kiti dalykai, tokie kaip 80-50 problema. Jis susijusi su tuo reiškiniu, kuris japoniškai vadinamas hikikomori, žmonės, kurie niekur neišlenda, ir vidutiniškai jiems jau 50 metų. Kai jų tėvams jau artėja 80 ar netgi 90 ir tampa sunku išlaikyti niekur neišlendančius ir nedirbančius vaikus. Hikikomori žmonės sensta. Pirmą kartą jų skaičiaus augimas buvo pastebėtas 90-aisiais, kai ekonominis burbulas sprogo. Įmonės mažino darbuotojų skaičių ir jaunos kartos nebepriminėjo darbą. Kai jaunoji karta įžengė į suaugusių pasaulio, ji buvo sutikta atšiauriai ir priešiškai.
Stipriausiai klestėjo, mažiau stiprus pasitenkino prastais ir prastai apmokamais ir niekur nevedančiais darbais, o silpniausiai visai iškrito iš socialinio gyvenimo. Iš tų, kurie turi darbus, gyvena gan gerai, tačiau tam yra kaina. Japonai garsėja ilgomis darbo valandomis. Netgi yra toks žodis – karoshi, kuris reiškia mirtis nuo persidirbimų. Daugelis darbuotojų dirba gerokai ilgiau nei standartinė 40 valandų darbo savaitė. Dažnai dirba viršvalandžius ir dar pasirodo kokiame renginyje su bosu, kuris vyksta po darbo. Toks atsidavimas darbui yra giliai įsišaknijęs kultūroje ir dažnai laikomas atsidavimo ir lojalumo įmonei ženklų. Darbovietėse taip pat vyrauja hierarchija ir pagarba vyresnybei. Su vyresniaisiais paprastai elgiamasi pagarbiai, o sprendimai dažnai priimami kolektyviai, o ne individualiai, kas neleidžia veiksmus perimti kompetentingesniems darbuotojams ar rodyti iniciatyvos. Tuo pačiu japonai turi reputaciją kaip žmonės, kurie varo iki galo ir siekia maksimalaus lygio visur, kurie yra. Nuo to iškrypimo vadinamo animo įgarsinimu iki tradicinių lėlių kūrimo. Dar viena problemėlė yra požiūris į svetimus. Trumpai, yra tokie žmogaliukai vadinami Nikkeijin. Tai yra japonų kilmės asmenys, kurių tėvai ar seneliai emigravo į Pietų Ameriką 20-ojo amžiaus pradžioje ar viduryje dėl ekonominių priežasčių. Ir grįžus namo jie susiduria su sunkumais, neranda darbo, patiria mobbingą, nors jie kaip ir savi, tačiau ne visai. Japonų vyriausybė netgi suorganizavo tokią akciją išsiųsti nejaponiškus japonus namo į Pietų Ameriką. Menka Japonijos tolerancija imigrantams rodo jos ilgesys su didžiausiamis šiuo metu šalyje gyvenančiomis etninėmis grupėmis – korėjiečiais, kurie dar vadinami zainičiai, ir kinais. Japonijoje gyvena daugiau kaip milijonas mažumų atstovų. Šie žmonės per kelias kartas liko mažumomis, nesugebėjo asimiliuotis ir tapti japonais, kaip visi kiti. Tačiau pokyčiai su laiku ateis, nes pradeda trūkti ir darbo jėgos, ir žmonių. Aišku, yra ir tokių atvejų, kurie parodo, kad japonų požiūris į užsieniečius šiek tiek gerėja. Pavyzdžiui, tai, kad Miss Japonija buvo išrinkta Ukrainoje gimusi Karolina Šino, kuri aišku turėjo šiek tiek vėliau atsisakyti titulo, nes sužinota apie jo santykius su vedusiu vyru, tačiau vis tiek tai yra precedentas. Ir matomai japonų požiūris keičiasi po truputį ir pradeda atsirasti šiek tiek įvairovės. Na ir dar reikia pasakyti vieną tokį baisiai fainą dalyką, kuris egzistuoja Japonijoje, tai yra žemės drebėjimai. Japonijoje jie vyksta dažnai ir dėl jų kaltės nemažai žmonių žūsta. Per metus Japonijoje vyksta apie 1500 žemės drebėjimų, kuriuos gali pajusti žmonės. Ir iš tiesų, tam tikras seisminis aktyvumas fiksuojamas kas 5 minutes. Ten taip pat labai dažnai vyksta tsunamiai ir taip pat žūsta žmonės. Šiaip pagalvojus, Japonija yra visai smagi šalis lankytis, tačiau negyventi. Čia graži aplinka, vaizdai, vietos, architektūra, arbatos gėrimo tradicijos, kultūra. Na, o kalbant apie kultūrą, kaip jūsų vietinis kultūros žmogus, japonų kultūra yra pasklidusi pasauliniu mastu ir ji dominuoja keliose srityse. Ne tuo, kad didžioji dalis žmonių jaunesnių nei 40 metų žino daugiau apie japonišką kultūrą nei apie savo šalies. Vat pavyzdžiui, visai neseniai buvo toks renginys, vadinosi Japonijos kultūros dienos, čia Šiauliuose. Visokius ten animus rodė per kino teatrus, todėl galiu pasakyti, kad Japonijos kultūra yra matoma Lietuvoje. Ir šiaip, netgi animus rodo per kino teatrą. Vyksta visokie iškrypimai kaip anime dienos, anime naktis ir kiti panašus dalykai. O kartu su anime eina ir visokios ten mangos, drakonų kovos, Narutai, One Piece'ai, Berserkas, Claymore'as, Akira, Emergence ir visi kiti. Aišku, svarbiausias dalykas, kurį reikia žinoti, yra tai, kad iš Japonijos atėjo šventasis raštas. Daugiau žinoti nieko nereikia. Japonai tam tikriems žmonėms taip pat yra žinomi dėl kuriamų žaidimų ir žaidimų konsolių, tokių kaip PlayStation, Nintendo, Sega, nors jo nebekuria, tačiau žaidimai visai geri. Ir žaidimų serija kaip Mario, Sonic, Metal Gear, Yakuza, Demon's Souls, Dragon's Dogma, Armored Core, Front Mission ir daugybės kitų. Vieni žinomi, nes yra laikomi amžina žanro klasika, kiti pakankamai neįprasti. Pavyzdžiui, žaidimų serijoje Yakuza arba japoniškai Ryuga Gotoku kaip drakonas. Mes žaidžiame už tokį Kazuma Kiryu, kuris kaip tikras gangsteris turi išlaviruoti pogrindinėme japonų mafijos pasaulyje. Ir ten yra 8 pagrindiniai žaidimai, kuriuos pereiti reiktų apie 300-350 valandų. Ir mano nuomonė, tai yra kaip ir japonų kalbos mokymo programa, nes įsivaizduokit, yra pilnas japoniškas įgarsinimas.
Su rimtais aktoriais, išraiškomis ir karaoke. Tarp rimtūno laiferių yra netgi noras išmokti japonų kalbą, nes keisčiausi ir labiausiai nuvažiavę žaidimai yra prieinami tik japoniškai. Dar yra visokios ten programėlės kaip Duolingo. Tiems kalbų mokslinčiams yra tokia Tinderio alternatyva, kuri vadinasi Hello Talk. Ten galima susirasti ir kalbos partnerį, ir vaikiną, ir merginą, ir viską, ką tik norite. Bet tą pasakius, man Hello Talk nieko nesumokėjo. Ir čia nebuvo reklama. Kalbant apie filmus, japonai tikrai daug gerų filmų turi. Pavyzdžiui, filmų serija apie monstrą Godzilla. Vat visai neseniai buvo baisiai geras filmasikas Godzilla -1. Ir netgi atsirado ten dar viena versija, vadinasi -1C, kur tipo tas pats filmas, tik nespalvotai. Aišku, dar yra visai neblogi režisieriaus Akiros Kurosavos filmai, Tini samurajai, Ran ir taip toliau. Taip pat tokio bičio Miyazakio animai, kaip Nausika ir stebuklingi Šihiros nuotykiai dvasių pasaulyje ir daugybė kitų. Iš filmų aktorių yra tokie veikėjai kaip Takeshi Kitano ir tokios aktorės kaip Sora Aoi, Marija Ozawa, Hitomi Tanaka, Tsubomi, Saki Anzu, Maki Hojo, Hyui Hatano, Yui Nanase, Tsukasa Aoi, Sakura Miura, Ayano Murasaki, Reika Aiba, Ai Haruna, Ai Uehara, Luka Kanaja, Hibiki Otsuki, Riku Minato ir daugelis kitų. Ir aš visgi esu kultūros žmogus, todėl kaip kultūros žmogus su jumis dalinuosi kultūra. Baisiai gerai yra žinoma japonų virtuvė. Sushi, ramenai, jie labai paplitę visame pasaulyje, nes ten yra dėmesys šviežiems ingredientams, tiksliems gaminimo būdams ir estetiškam pateikimui. Tai padarė didžiulę įtaką kulinariniai praktikai visame pasaulyje. Prie to pačio grįžkime prie imperatoriaus. Dabar pagal japonų sistemą yra 6 Reivos metai, o japonų valdymo sistema yra konstitucinė monarchija. Ta prasme, kad monarchai yra, tačiau jie nieko nevaldo. Japonija jau 100 metų tai yra įprasta. Tradiciškai niekada nevaldė. Nors tai buvo ne visada. Imperatoriai turėjo galią maždaug iki 12 amžiaus, tačiau po vieno karo valdžia perėjo kariniams diktatoriams vadinamiems šogunais. Po to laiko monarchija buvo visiškai simbolinė iki Meidži restauracijos ir nuo jos iki Antrojo pasaulinio, kai imperatorius vėl neteko valdžios. Imperatoriškos šeimos dinastija gyvuoja jau daugiau nei 1000 metų. Ir yra seniausia valdanti dinastija pasaulyje. Tradicinė paveldėjimo tvarka randama kronikose teigia, kad pirmasis imperatorius Džimu buvo saulės deivės Amaterasu, vyriausios japonų panteono deivės anūkas, todėl imperatoriškoji šeima yra deivės palikuonis, o japonų tauta tiki, kad jie yra saulės vaikai, kaip rodo Japonijos pavadinimas Nippon – iš saulės. Nepaisant to, kad imperatoriai neturėjo galios, jie yra laikomi Japonijos vienybės simboliu. Kitaip nei pavyzdžiui Kinijoje, kur imperatorių šeimos keitėsi nuo gyventojų nuotaikos, sukilimų, karų, tai, kad Japonijoje daugiau kaip 1000 metų valdo ta pati šeima, rodo, kad nepaisant nuolatinių konfliktų, karų, Japonija kaip šalis niekada iš tikrųjų nesubirėjo. Karo vadai, samurajai, feodalai nuolat kariavo tarpusavyje, bet visada atiduodavo pagarbą imperatoriškai šeimai. Taip pat yra priežastis, kodėl sąjungininkai nusprendė nepanaikinti monarchijos po to, kai Japonija pralaimėjo Antrąjį pasaulinį karą, nes ji yra laikoma Japonijos kertiniu akmeniu. Todėl jei monarchijos nebeliks, tai ir Japonijos stabilumo nebeliks. Bent jau tokia logika. Kalbant apie religiją, 69% Japonijos liaudės praktikuoja šinto. Pažodžiui tai reiškia dieviškasis kelias. Šintoizmas buvo pirminė Japonijos ir japonų tautos religija prieš atsirandant budizmui, kurį praktikuoja net 67% gyventojų, nes žmonės gali būti ir budistais, ir šintoistais. Iš esmės tai yra praktikų rinkinys, kurį reikia atlikti uoliai, siekiant užmegzti ryšį tarp dabartinės Japonijos ir jos praeities. Jis pasižymi tuo, kad jame yra mažai filosofijos ir viskas paremta bendruomenės sąveika. Trumpai tariant, šintoizmas yra ne tiek kaip religija, kiek japonų tapatybės išraiška. Turėdama didžiulę varžovę Kiniją, Japonijos įtaka nors nėra tokia stipri kaip per 20-ame amžiuje, tačiau jie vis dar yra jėga, su kuria reikia skaitytis, nes tai yra 6. pagal dydį eksportuotoja pasaulyje, 5. pagal dydį karinė galia ir 9. pagal išlaidas karinės. Šalis su savo gerais ir blogais bruožais,
kuriuos kai kurie sudėvina antruoju laipsniu. Ir tiems žmonėms reikia pasakyti štai ką. Įsivaizduoji, kaip tu dabar atrodai. Priešais mane apgailėtinas, purvinas, iškrypėlis. Su jumis buvo Šnelis ir iki kito karto. Nesigėdik savęs, niekur tai nenuves. Eik pas mamą, bijoktis tave privers, tad viskas bus gerai. Tik